Labą rytą. Tai žodžiu keliaujam, šiandien turim vieną užsakymą. Automobilio pardavimą, automobilio paruošimas prieš pardavimą. Tai va, keliaujam. Vėliau parodysim, koks tai yra automobilis ir kokius darbus atliekame. Jau paėmėm automobiliuką. Žodžiu, dabar jį padaryti, gumytę uždėti, biškį nupirkom truputėlį mažesnę, tai reikia šitą korpusiuką apipjauti. Po to parodysim apie automobilį plačiau. Nu ką, pedalas jau yra sutvarkytas. Neprireikia daug jėgų. Gražiai, nauja gumytė. Tvarkingai. Po to parodysiu daugiau apie automobilį. Žodžiu, atvažiavo automobiliukas į plovimo vietą. Tai ką, Nissan Qashqai'us. Žmogus paprašė paruošti pardavimui. Tai su pedalu jau susižiūrėjom. Dabar ką? Kėbulo plovimas, prajomų plovimas, variklio skyriaus plovimas, salono valymas. Jo, salono valymas. Nėra situacija labai bloga, bet darbo yra. Prajomai visi, viskas. Dabar va, pamatysite procesą, kaip dirbam. Atsidarau tai kapotą, parodysiu, kaip čia po gubtų vaizdelis. Bet neranda. Gal neatsidaro kapotas, blem kažkai. Taip, va toks vaizdelis po kapotu. Tai aš pradėsiu kapotą. O ponė pradės. O ponė salono valymu užsiims. Taip, ponė. Bet aš dar ne ponė. Gerai, tai kol kas atsijungiam, pamatysit procesą vėliau. Taip, dabar atsijungsim akumą. Aha. Matau, čia truputėlį kitokia situacija. Bandysim su tokiu. Nežinau, gal salonę palikau, tu man taip ją įkišai. Blet, man čia dar įklius. Yra reikalų. Taip, šitą mes atsisukam. Pliusiuką. Ok. Ir atsijungiam. Ir dedam kur nors, blet, į šoną. Čia dar dujų laidas matau. Blet, laidelis tai toks. Ant ribos. Nu, gal. Blet, gal ir minusą reiktų atsijungti. Nu, hui. Blet, dabar dar variklis karštas šiaip. Nelabai patartina karštą plaut. Bandom čia užsikišti. Op, gerai. Laiko. Duodam biškutį vandenukų jam. Nu, atrodo išplatas jo. Nu, prasieinam, ką dabar imsim šampunėlį. Su šampunėliu ir su šepetėliu. Jo. Tai tu gal paimsi, o aš čia paimsiu. Nu tą ūkiniam tu paimk, o aš šitą. Ok? Ok. Ir dar tada kokį šepetį. O yra koks šepetukas? Taigi tavo paimtas yra, yra. Tau specialiai. Ten šepetukas duok.
Aš teptukų neėmiau. Taip, įmum šepetį. Geriausia. Ačiū, Taira. Jo, šiaip viską individualiai pasiruošė. Noriu, kad bus pinigų, aš nieko nepadarysiu. Taip, nu ką, ir valomės. Tai va ir pradedam gražiai išsiplauti viską. Okei, krenta kažkas čia. Kas čia krenta? Blet, kas čia krenta? Čia krenta tas laikiklis kapoto. Reikia su juo atsargiai. Blet, nu gal nenukris. Tai. Tai va, prasiplaunam. Šnai. Tai, galima bus paskalauti vandenukų. Op, gerai. Man dar Taira sakė, kažkur yra purškiklis. Paeinam pas ją, paimsim purškiklį. Turbūt apie šitą, nežinau, gamintojo. Sakė, labai geras. Duodam truputėlį ant tam tikrų mazgų. Papurškiam, kad atmirktų. Ir va. Tegul mirksta. Dabar man reiktų vandenuko. Einu pas Tairą vandenuko. Ačiū. Jinai duoda. Jinai draugiška. Gerai. Čia kur valėm. Kodėl nepurškia? Atsisuktų. Okay. Tai, nu, šita dalis kaip ir bus gerai. Dabar darysim apačią. Taip, duodam Tairai pušką ir dabar žaisim su apačia. Su apačia ta pati istorija. Šepetėlis ir visi mazgiukai. Dujos, viską reikia stengtis atsargiai. Taip, nepamirštam ir ABS bloko. Ir taip judam tolyn. Šlangos, reduktorius dujų. Matau, čia va, pavalom. Čia va, pliusas, akumas. Kiek įmanoma, tiek bandom visur prieiti. Po to, jeigu ką, imsim mažesnį šepetuką. Taip, čia prieinam. Va, palyt bakelį, apsivalom. Visus bakelius reikia išvalyti kuo švariau. Tada bus geresnis vaizdas, bendras. Taip. Čia va visur radiatorius, priekinis, taip vadinamas televizorius. Taip, čia irgi
dėžės. Dabar taip. Dar svarbus labai momentas yra valyt sparną, išsivalyti. Va šitos vietos. Nepamiršt. Šnai. Ir šitoj pusytį šnai. Nu, gerai. Čia dar kart galim praeiti visus tarpukus. Viską. Taip. O po to aš čia išsivalysiu. Kol čia džius, eisim, žiūrėsim, kaip Tairai sekasi. Šiandien Taira geros nuotaikos, tai galima pabendrauti. Taip. Dabar galim imti tokį mažesnį. Dar praeit. Taip, Taira. Turi dar kokį šepetuką mažesnį? O, šitas puikiai tinka. Šitas yra iš senukų. Patogus žiauriai. Ir dabar dar su mažiuku praeinam tokius detail pleisus jau, kur labai jau tokios vietelės. Fiškutės svarbiausia praeit. Jau tokios visokios smulkesnės vietelės. Čuk. Čia kur amortikas, atraminis. Taip, dujų įrangas, čiūpas, kad būtų kuo geltonesnis. Šlangutės. Čia. Čia vėlgi atraminė vieta. Fuk. Čia palei žibintus, o apiplovimo dangtelis. Taip, čia fiškutės, šlangos. Nu ką, ir paskutinis etapas vandeniu, po to sausinimas. Kaip tai ir tau sekasi? Papasako, kuom užsiemi? Praėjome, valėme. Aha, būtent dabar bagažinė, jo? Ok. Ačiū. Taip, nu va. Dabar elementariausiai skalaujam vandenukų viską. Vėl užsuktas slėgis. Ir kažkas čia ne taip, va šitą gal nestat. Ne toks, o čia. Nu ir tiesiog va, keliaujam. Tiesiog keliaujam vandenukų. Aišku, čia geriausia būtų viską daryti aukštų slėgių, bet šiai dienai tokios galimybės. Tai taip ir valom, bet manau viskas čia bus gerai. Radiatorių, ventiliatorių. Viską išsivalom, prasitrinam. Tepalo užpylimas. Va. Fuk. Galim iškidoti aukštesnio slėgio. Kažkur nelabai priejom. Propurkšt. Giliau. Nu va, su vandeniu kaip ir atsiskaityta. Dabar sausinimas. Praktiškai galim palikti, kad truputėlį padžiūtų. Galim praeiti su skuduriuku. Einu ieškoti skuduro. O teptukas čia kibire. Duodam poniai teptuką. Taip, nu ką, ir va tiesiog elementariausiai sausinimas toks. Aišku, gerai būtų aukštų slėgių, bet pas tai yra kompresorius posilpnis, tai tiesiog pasivalom taip. Kol kas. O reiktų suspausti oru, prasipūst visas fiškės, visas jungtys elektrinės, visus mazgus elektrinius, tai būtų geriausia, bet ir taip viskas čia bus gerai. Prasivalom. Nu va, ir bus jau švaresnis variklio skyrius.
Tai va, nu tai aš kol kas valausi, po to prisijungsim. Tai yra gal tu kokį komentarą? Supratau. Taip, persivarom automobiliuką. Žiūrim, kas čia bus po plovimo. Op. Viskas kaip ir gerai. Čiukšt. Gerai, važiuojam atgal. Truputėlį į kitą vietą. Pum. Čia va pavažiuojam. Čia va saloną pasisiurpsim. Po to reiks laikrodį nustatyti. Radiją. Nu jo, skočas iškart paėmė. Jo, jisai po to biškį pamatina, bet... Taip, kas toliau? Išsisiurbiam saloną. Kilimėlių valymas, sėdynių valymas ir kėbulo padengimas vašku. Dar buvo klientuko prašymas padažyti vieną vietą, truputėlį antikrozinį užmest, kad gražiau žiūrėtųsi, tai va čia. Tai aš dabar pasikeliu truputėlį automobilį ir pabandysiu kažką pakoreguoti. Daug nekelsiu. Taip, tik tai, kad truputėlį kiltilsim, kad būtų daugiau vietos. Truputėlį leidžiam. Jau viskas, jo. Gerai, tada. Tai aš patokas šitas šitas didim. Ko matau? Taip, matau. Paėmų. Pasišvitimų. Pažiūrėjau papušti. Daug taip pat. Ir nukartavau pasukė. Tai yra ką tu man, jo. Sunku, tai aš dar kodėl aš jo. Ir ką tu žinot, pažiūrėjau, kiek papušti. Ir papušti, jo. Tai man nagodė. Ką tu ten ну, тут не закинется, вот, и ты запрос, да, сейчас
Čia matas biškai pasilūpo, nes, sakant, kažkokius pinigėlius, kol kas tik ir padarom. Bus didesni pinigėliai, darysim daug geriau. Praktiškai, čia va dovanų. jo, ir vaizdas iš tolo, tvarkingas, gražus lengstis, pajuodintas. Galima sakyti, žmogui jau bus darytas antikorozinis. Juokauju, žinoma. Dabar reikia paklausti Tairus. Taira, kaip tu goji rudelės pasišluočia biški? Faktas, jo? Šluojam rudelės. Dilintrolį taip pat nešamės į kitą pusę. Nes čia lauks ta pati idėja. Dabar einam iškosim šluotelės. Mes dirbom tvarkingai, estetiškai, kad neapsišykę, blėti. Kaip sakant, taip. Taira, o kur koks yra? Šio radau. Tiesiog biški kartai žioplas esu, tai ne viską pamatau iš pirmo karto. Ir lengvai sudėsiukai susišluojam tas rudelės. Tai vai, pradžioje iš vis viską įkisavęs, o po to tiesiog iš šupeliuko, op. Tikrai nėra sunkus darbas, o dirbti iškart maloniau, kai tvarka. Taip, Taira? Kaip tau su ratais čia sekasi? Paskutinis. Taip, gerai. Nu va, žodžiu. Tai einu toj pusėje padarysiu tą patį, jau to nefilmuosiu. Nu va, su variklio plovimo atsiskaityta. Gražiai, tvarkingai išsiplovė. Tai va, kapotą galima uždarinėti. Viršus, kaip priklauso. Gerai. Tada kas pas mus eina toliau. Taira jau pradėjo salonų. Jau davė saloną. Aš eisiu prie šitos kėdės. Ir keliausim prie galinių. Tada kilimėlių sirbimas, salonų sirbimas. Ir viso automobilio padengimas vašku. Ir galima bus atiduoti klientui. Nes jau gavom kitą automobilį Audinę. Po to parodysiu. Tai va, buvo priimtas sprendimas su šita vieta ką daryti. Čia galima būtų taškuoti, bet vėlgi tos estetikos ne per daugiausiai. Tai padarysiu juodą matinę, tiesiog tokį pat kontūriuką, kaip juodą matinę liniją. Atrodys gan originaliai ir nereikės daryti kažkokių negražių sprendimų. Pradžioje, aišku, kiek įmanoma tuos kampus pasišveičiam. Blėt, svarbu daug neišlyst. Šiuo matau išlendinėjau. O, tai va maždaug tokį va ir padarysim ir kitoj pusėje tą patį. Kad būtų simetrija. Čia žiauriausia vieta. Lipinėjai. Jo, o, kažkiek pasišvytam, aišku, čia vis tiek yra pabraižymų jau gilesnių, bet juos jau nekreipsim dėmesį, mums svarbu va šitą momentą išsispręs ir viskas, dabar nusiriebalinam. Čia jau mano litriukas, Kawasaki Z1000 gerai. Reikia pasiriebalinti. Kur čia pas Tairą virtuvėlį? O, ble, nedaug jau. Nedaug liko. Išsiriebalinam ir išnešam į golfet.
bus šiek tiek estetiškiau. Kaip ir klientui sakiau, kad bandysim taškot, bet taškavimas nebus taip estetiškai kaip šitas variantas. Dabar žiūrim izoliaciją. Kur pas tairą yra izoliacija? Gal jūs matot? Nu ką, reikia eiti jos klausti. Čia nėra. O va čia tas litriukas. Nusipirkau jį, šiaip nedaug važinėjo, bet žiauriai nice. Galima bus pabandyti užkurt. Jau aišku, ir padangą reikia keisti, galinę. Taira, o kur yra izolkė? Nėra izolkės. Izolkės vapšė nėra? Eik Nėra, tu, nes na. paskutinį išnaudojau tada, kai trūko mūsų Jo, busių. ble, tai ką, iki namų? Susatkė? Davai. O, kaip tik kalbėjau apie Zetkę, va prašom ir pavažinėsim biškutį. Visi draugiškai. Taip, pasiemam tada reikalingiausius daiktus. Šiek cigarečių nereikia, nerūkysiu. Realiai reikia raktų. Taip. O raktai... dar galim laikroduką užsimest. Raktai tam buvo. Gerai. Nu va, kaip tik pralėksiu. Jau senai šiaip pats noriu su ją pavažinėti, bet tai tas, tai anas, tai trečias ir nesigaunu. Nu aišku ir tai yra biškis, ten sako, ble, čia važinėjai. Gerai. Bandom sėst. Šiaip nekūriau jau mėnesį, tai tikrai nekūriau. Pažiūrėsim, kaip užsikūrs. Kaip čia išsisukt. Gerai, čia galim, čia galim. Čia galim. Pavaryk ten ar apsisukt. Tai jo, man čia svarbu pralyst kažkaip. Op. O taip ir įdėsim. Taip, nu ką, bandysim pakurt. Tegul biškį padirba. Bėgimas. O, blėt, nusėdo kūmas. Eik tu nahai. Blėt, jokių gyvybės ženklų. Blėt. Gaila. Labai gaila. Taip, nu ką, bandau numinėti sėdynę. Žiūrėsim, kam reikalus. Realiai nieko. Smyrė, kūmas jaučiu. Gerai, vėliau prisijungsiu. Nu va, žodžiu, klientulko kažką su išplautų variklio skyrių padėjo, žiūrėti, užsikurt. Bet atjungiu pliusą ir užgesta. Tai žiūrėsim, čia gal biškį padirba, gal kažką. Bet akumas nusėdo, pilnai reiškia. Įdomu, įdomu. Dabar ant pacoso dirba, tai biškai aukštesnis apsukas. Žiūrėsim. Lemba įtariu atjungsiu pliusą ir užgesinai. Bandom. O, gerai. Tai vėliau prisijungsiu. Kaip ir viskas laikosi, gerai galima liekti izoliacijos. Gerai, varotojai. Blet, čia galinis ratas tai apšė nuleisti. Ne, nėra kad apšė. Gerai, varvoja, aišku, tai yra dirba blemba, reikia ir man jau jungtis.
izoliacija baigėsi, tai reikia važiuoti pasiimti. Taip, labai dar nespausiu, be šalmo, tai ir dar ratas galinis, trūksta oro. Bet va, pastovėjo, akumas jau nusėdęs. O kai pirkau, lyg tai sakė naujas akumas, tai čia įdomu. Ar problema kažkur iškrauna jį, ar jis tiesiog apipyso, kad naujas. Du variantai. Nu, bet svarbu užsikūrė. Važiuojam ramiai, geras oras dar lepina. Aišku, norėtųsi į miestą su jie išlyst. Šiaip žiauriai mėgstu mocus. Labai patinka šita technika. Čia studentų miestelis, daug mašinų, daug dėžukos. Jisai kažkur lekia mokyti, studijuoti. Mes lekiam į Zolkės. Tiek to, tegul truputį padirba, aišku, ir kūro ne per daugiausiai, bet gal užteks. Tegul su ramiai pariaumoja. Reikia prisipūst galinį, pavalyti dulkės ir varom atgal pas tą ir dirbt. Čia golfas, pamatysit video, bus apie jį. Irgi darau. Taip, dabar mes ką, pasiemam izoliacijos. Tada pasiemam kažką pavalyti biškutį zetkę, jeigu čia bus, čia nėra. Kur čia galim prikvėpti. O šitą galim paimti, geltonas, gražus, dar nėra purvinas. Gan simboliškai. Pavalysim. Aš jau ją populiaravęs buvau, tai tikrai dailiai atrodo. Nupirkau, keičiau dantelio tarpinį, irgi buvo prieš tai leido. Bet sako, ant daugelis tokia problema yra. Prasivalom. Tai dar galinis reiks prisipūst ratą. Iškart mėliau. Čia bus gerai. Skudurėlį atgal į vietą. Aukšt. Atsisukam komprį ir pasipučiam galinį ratą. Nežinau, kokius kiekius ten duodat. Aš kažką apie 3 barus galvoju.
Taip, čia viskas. Izolkę paėmiau. Daugiau kaip ir nieko nereikia. Ok, tai galim judėti toliau. Telefonas. Блядь, gal pas tą yra. Varom žiūrėsim. Блядь. Eik tu nahui. O čia tai chujovai, блядь. Nu ką, boosterį imsim. Блядь, su kur aš ragelį palikau tam. Pas tą yra tikiuosi. Dar tas ventiliatorius saugumo sodinas, zaibys. Taip. Oi, gerai, įmam busteriuką. Vartelis ant 10. Nusimt sėdinį. Taip, čia tas. Čia trekšlė. Ok. Kūmas, bet nu gerai, kažką pakrovė vis tiek, jau bandė kurt, bet neužteko. Taip, atsidarom šitą šukštą. 10 sėdynė. Šiaip reikia vežiotis, bet nu, aš pratęs, kad technika veiktų. Jinai, matai, kartais ir duoda ženklus, kad ją reikia daugiau dėmesio duoti jai. Taip, raktelis čia. Pasijungiam boosterį ir varom toliau. Šį kartą tikiuosi neužgėsiu, blei.
Kažkur mes ten baigiam, jau atsivežiu Zolkę, kaip matėt, izoliacija atvežta. Dabar reikia kažkaip gražiai užsikliuoti lygiai, kiek įmanoma tiesiog lygiau. Ir kad padengt esminį trūkumą. Taip, manau, bus gerai. Darom tokį. Grubiai atsiskaičiuojam, darysim iki šito plastiko sujungimo. Va čia, kad būtų kažkokia simetrija. Nes visur reikia stengtis, kad būtų simetrija. Tada ne taip atrodys, kad čia kažkas taip kaip neturi būti. O čia galim va yra gumos skirtukas, tai kokius 3 comus nuo ten. Irgi ją pačią pukšt. Prisikliuojam, o čia galim pališyti tavo briaunelę. Pasileist. Ties čia kažkur. Op, lygiai. Kiek įmanoma, aišku, lygiau. Būna visko, bet va. Nu va, apsikliavom. Tada dar truputėlį į plotį einam. Čia. Čia. Ir dar apačioje vieną. Nu va. Tai grubiai gaunasi viršus iki kantelio comas. Čia comas, ten 3. Nes tai yra paplušėjo su salonu idealiai. Idealiai dirba žmogus. Nėra jokių priekaištų. Va, prašom sėdynės, kaip dabar atrodo. O kaip atrodo vairuotojo. Galėsiu po to parodyti, kaip jau atrodys po valymo. Tai idealiai. Žmogus dirba nuoširdžiai. Taip, čia vėlgi darom grubiai comus nuo briaunelės. Čia kaip matom defektų didelių neturim, bet darom, kad jau būtų kažkas panašaus į kitą pusę, kaip ir minėjau, simetrija. Taip, o čia, čia kitoje vietoje šiek tiek šitą gumos sujungimas. Tai praktiškai galim tada į kokį kitą tašką paieškoti, nuo kur maždaug galima daryti. Po pradžios. Bet taip, matuoju. Kaip sakant, jau prie mašinų apie 10 metų. Tai jau yra truputėlį patirties. O čia kažkur išdarykim. Čia pukšt. Čia, aišku, tokie yra smulkmenos, jos tiesiog plika akim paprastam žmogui net nebus matoma. Niek čia netkreipsite dėmesį, bet aš kaip dirbu, tai stengiuosi, kad būtų viskas kuo originaliau. Nu, tai va pasidarom. Na, ir vėlgi tiesiog papildomi sluoksniai, kad neužeitų nuo pailo daug. Pukšt. Pukšt. Ir ten. Ir va čia. Op, ir kitoj pusėj. Aišku, čia nelabai gerai, kad nepasiriebalinau, bet ganėtinai švarus paviršius, tai manau viskas čia bus ok. Galima būtų pašiaušti bent kažkiek, bet laikys. Ne vieną kartą daryta. Manau, viskas tam bus gerai. Izoliaciją tairiai padovanosim šitą, kad turėtų žmogus. Taip, dabar imam juodų matinių. Vėlgi. 3-4 minutės paplakimo ir papūsim. Lengvas sluoksnis, ten nereikia didelio, svarbu lengvai, gražiai. Aišku, negerai, kad laukia vėjas, gali biškį paputaliuoti, bet nieko tokio. Pasiplakam ir lengvai sudėsiukais. Aha, reakcijos. Gerai, supratau. Tegul padžiūna, mesim antrą. Kai reaguoja, matosi va, nenuriebalintą buvo ir prašom. Ir čia žiūrim. Čia geriau, bet irgi reaguoja. Tegul dar truputėlį pradžiūna pirmas sluoksnis, antras, trečias, tas reakcijas panaikins. Normalus čia dalykas, nebuvę ne vieną kartą.
kaip sakant, nebebijom tokių niuansų. Seniau būdavo tai baisu ir pergyvenimas, ką toliau daryti, dabar tai jau yra kasdienybė. Visokie nesusipratimai ir dar kitokie išlindę kasekai ar dar kažkas, čia visko būna. Va ta yra dirba, jinai šaunuolė iš vis susidynėm, užsiėmė kilimėlį dar valyt, stiklai valyt, o aš labiau tokius va kasekus, kur paprašė klientas. Nu ten ta kapotas, variklio skyrius, va kaip ta yra valo, žiūrėkit, naudoju chemiją. Iš karto matosi putos eina jau tamsios, nešvarumai yra traukiami iš sėdynės. Va tai pasipurškiama. Ir tokiais lengvais judesiais susitraukia. Šiaip darbas nėra labai nemalonus, švarus darbas. Ir tokiu būdu valom. Šiaip klientas sakė, nebūtina valyti, bet mes kaip žmonės preciziški, tai tikrai mėgstam paruošti kuo geresnį variantą žmogui. Žiūrim kaip čia. Taip, pirmas sluoksnis beveik pradžiuvo, metam iš karto ant rūką. Realiai tokį napailą lengvai dedam ir viso. Kitoj pusėje tas pats. Dar manau vienas sluoksnis ant šito. Ir jau galima bus nuiminėti izoliaciją. Jo, dar po vieną sluoksnį reiks met. Bus tikrai kultūringiau negu tiesiog tepliot su korektorium ir bus aiškus defektas. O čia dar žmogus ne kiekvienas supras, kad čia yra kažkas negamyklinio. Gale nedarysiu, nes abi pusės gale geros. Tai va, laukimas. Nu tai vėliau tada jungiamas. Taip, nu ką, bandom nusilūpti jau izolkę. Žiūrėsim, kas čia mums gavosi. Čia biškį su skydikliu pavalysim. O, maždaug toksai vat aparatas kaip turėjo būti. O, nieks čia nieko nesupras. Čia padažyta gražiai. Kartais statiškiau vaizdelis. Nebėra jokių nutrinimų. Čia aišku kažkiek matosi, bet čia galima bus uždėti kokio valikliuko ir viską čia pasislėps. Iškart geriau. Nebekrenta į akis, kaip sakant. Taip, stiklų valymas dabar. Op. Gerai. Paėmam daugiau. Nelabai gražiai atsiplėšia, nepatinka kitaip. Jau aš, kaip sakant, paiščiau protą, jeigu kas kitas taip atplėštų, pats padarau. Taip, čia stiklai. Gerai, mano. Taip, išorė tvarka, vidus. Stiklai. Stiklai, man susitinčiausias dalykas gali. Stiklai, gerai. Taip, reikia gauti. Nu ką, labas, kaip čia vėl plyšia. Nu, išmokau. Tai va, žodžiu, stiklų valymas, po to prisijungsiu. Ką, automobilis yra paruoštas, pilnai nuvaškuotas. O taip maždaug atrodo. Tikrai vaizdas daug geresnis negu buvo.
Viskas tvarkingai, gražiai gavosi. Viskas įvyko pagal planą. Realiai jį reiktų poliruoti, bet klientas nenorėjo, jam sako, užtenka tik vaško, tai tikrai super. Žodžiu, salonas atsiplovė idealiai. Ką įmanoma, tą išspaudėm. Yra šiek tiek gal kažko, bet lyginant kas buvo, tai nėra ką lyginti. Tikrai viskas super, viskas idealiai. Čia truputėlį galima pavalyti dar kažką, bet čia simbolika, lyginant. Tai va, žodžiu, jeigu ką, galit kreiptis, šita paslauga klientų kainavo apie 160 eurų, visą tai ką matėte. Tai jeigu įdomu, galite rašyti į komentarus.